Taigi sveiki sugrįžę į dar vieną Blurokio kanalo video. Senai turėjom tokio tipo video, kai aš tiesiog šnekuos prieš jūs, o nerodo tiesiog kontentą iš savo dienos. Bet nebijokit, šiandien greičiausiai jūs sulauksit ir paprasto daily vlogo. Greičiausiai, jeigu nebus tai naktį. Apie ką aš noriu pakalbėti, tai visą tai dėlioju padaryti kanalo atnaujinimo video. Ir aš šitą dėlioju padaryti nuo tada maždaug, kai pradėjau daily vloginti, arba vapšė nuo spalio mėnesio kažkur, nes žmonės klausinėjo, kur yra žaidimų video. Ir aš norėčiau šiaip pakalbėti viso kanalo ateitį, kur aš jį matau. Norėčiau pakalbėti apie tą žaidimų situaciją ir norėčiau šiaip pašnekėti su jumis, nes tai, jūs esate šiuo metu man kamera, bet aš žinau, kad yra daug žmonių, su kuriais galima pašnekėti iš viso šito dalyko. Tai pradėsim nuo to, kur yra žaidimų video. Žaidimų video yra, aš jau turiu prifilmavęs iš seniau daug, jų yra apie 200 GB prifilmuota ir tiesiog problema tame, kad aš kaip ir noriu jas filmuoti, bet kai jas tenka montuoti, aš kažkodėl, nežinau, pasimetu ir atsiranda toks nenoras tai daryti, nes tiesiog galvoju, kad tai nebus kažkas gero ir nebus būtent tai, ką aš iš tikrųjų noriu daryti. Žodžiu, aš šitą kanalą pradėjau nuo žaidimų video. Visą laiką galvojau, kad man bus fainai su žaidimais, bet pasirodo, ne, žaidimai man pabodo šiek tiek žaidimų žaisti. Dabar dar kai atsirado daily vlogas, aš nebeturiu laiko žaidimus. Kitas dalykas, aš to labiau neturiu laiko montuoti, nes vien montuoti vlogą užtrunka apie 3-4 valandas kažkur, tai žiauriai daug laiko atima iš manęs. Todėl aš ir turėjau atsisakyti žaidimų, bet aš manau ateityje dar bus karts nuo karto, bent kartą į savaitę gal norėčiau kelti žaidimą vieną kokį nors momentų video arba iš senesnės medžiagos nepanaudotas, nes aš tikrai jas negaliu išmesti, man jas gaila išmesti, tenais yra aukso vertės medžiaga. Tai tikėkitės kažką tokio pamatyti, bet nežinau, kada tai pradėsiu daryti, tiesiog kai susiorganizuosiu savo laiku, nes dabar man būtent su laiko planavimu yra daug problemų. Aš tiesiog, tuo labiau aš nemėgstu planuoti, nes aš tiesiog esu labai kartais spontaniškas žmogus. Toliau mano kanalo vizija, kur aš matau šitą kanalą, šitam kanalui yra beveik jau 4 metai, man atrodo. Kanalas buvo skurtas 2013 metų, 4 metai beveik kanalui yra. Ir aš video kėliau visą laiką į šį kanalą. Tačiau video maždaug pirmųjų nėra iki rugpjūčio, po to nuo 2013 rugpjūčio yra jau mano video. Tiesiog jie buvo vapšė chujovi. Ir striniu labai senai, tai negaliu sugrąžinti. Kur labai džiaugiuosi, kaip mano kanalas pajudėjo su vlogais, tik tačiau nepagalvokit, kad visas tas kanalo judėjimas yra pagrindinė mano priežastis, kodėl aš vis dar kuriu šitą real life contentą, daily vlogus ir kitokius dalykus, montažus ir visus tos dalykus. Tiesiog mano priežastys būtų tokios, kad man tiesiog patinka tai daryti, bet aišku, iš to ateina ir paskata, kad kyla prenumeratoriai, kyla peržiūros, daugėja komentarų įvairių su kritika, kurias labai vertinu, tai žodžiu, jeigu turit kritikos, nebijokit palikti, gaunu heito pakankamai, heitas pavyzdžiui, kad mane pasigaus Kalniečių rajone, o ką darys pasigavęs, nežinau, tai gal šiaip koks išprotėjęs fanas ar panašiai, nežinau. Tai žodžiu, visą tai yra tiesiog susideda į tokią paskatą man ir dėl to tai toliau dar motyvuoja vis tęsti, bet didžiausias motyvas man yra tas, kad tiesiog aš darau, kas man patinka. Su žaidimais to ne visada būdavo ir to ne visada jausdavau. Būtent tas jausmas, kad darau kažką, kas man patinka, tai jo atjaučiu būtent su šitų kontentų, real life kontentų, tai būtent tai džiaugiuosi darydamas. Ir aš planuoju tai tęsti iš tikrųjų iki tiek, kiek aš iš tikrųjų galėsiu, kiek man išeis, kiek man gausis, kol neatsibos. Po to gal rasim kitą platformą, net nežinau, kiek YouTube'as gyvos čia, kaip kas. Ir noriu jums užduoti klausimą. Man pažįstami siūlė daryti streamus per YouTube'ą arba per Twitch'ą, nežinau. Geriausia per YouTube'ą, nes čia būtų tiesiog pakalbėjimas mano, aš prieš kamerą kalbėčiau, bendraučiau su jumis, jeigu jūs ateitumėte į streamą. Ar iš tikrųjų norite tai pamatyti, nes tarkim, aš kartais galiu temom išsiplėsti labai ilgai kalbėti ir to tiesiog neiškarpysi ir nesudėsi į vlogą, nes tada vlogas gausis va tokio ilgio. Ir aš tiesiog norėčiau gal tokį dalyką palikti per streamą ir tiesiog tą video palikti kanale, kad bet kas galėtų peržiūrėti būtent natūralią nesumontuotą versiją manęs, be jokių montažų, be jokių sulėtinimų, be jokios muzikos ir taip toliau. Tiesiog grynas aš ir ką aš šneku. Ir kaip bendrauju, jeigu žiūrės mane su tuo audiensu, su chatu ir taip toliau ir taip toliau. Todėl parašykite, jeigu jūs norite kažką tokio pamatyti ir aš tikrai labai greit galiu suorganizuoti streamą, nes aš esu streaminės praeityje Twitch'e. Ir jo, kas mano gyvenime darosi, nes ne viską turbūt matėt vlogę ir mano praeitą savaitę vlogį labai laikino, tai todėl, kad aš perkelinau vis savo montavimą vlogo į kitą dieną, kai nufilmuoju, tarkim, dažniausiai aš montuoju vakare naktim, bet aš vis perkelinau daug kitą dieną ir taip
sudarydavo problemos, nes aš kitą dieną, tarkim, turėdavau planų, ir galvoju, spėsiu, ir nieko nespėdavau. Ten, tarkim, antradienį varėm į Akropolį ir grįžau apie 9 valandą, tai nelabai spėjau. Visą praeitą savaitę tiesiog lekinau, nes man susikrovė dalis vlogų, kuriuos reikia sumontuoti. Aš trečiadienį iš vis vlogą praleidau, nes man asmeniškai, buvo gerų dalykų, aš greičiausiai sumaišysiu tą trečiadienį vlogą su penktadienio, nežinau, ar jį šiandien pamatysit, tikiuosi, kad šiandien pamatysit, naktį, kada nors, arba ryte anksti. Tai jo, aš galvoju taip padaryti, sumaišyti, bet tikrai nenoriu nustoti daily daryti, nes daily man tiesiog didelis motyvas yra. Per daily vlogas aš tik susipažinau su Žiauriosiam Šaiką, su Domantu, Dominyku, jūs žinot, kas sakė, esat Minvydu, Martynu, Jusčiu, Roku, kitų Roku gal? Nežinau, aš pamirštu vardus jau jų. Danielium ypač, ta prasme, jie visą šitą vlogą tiesiog nuskaidrina ir man tiesiog irgi smagu su jais būti, bendrauti ir mes tiesiog prisigalvojam labai daug įvairių įdomių dalykų, kur daryti ir jie visada turi veiklos. Ir būtent jie dažniausiai pakviečia mane kur nors varyti, dar vieną kalbą pakvietė, bet vis tiek, ta prasme, planavom į fortą varyti, nepaėjo sportų, varėm į Akropolį, buvo per daug smagu tiesiog, ta prasme, fucking nesveikai buvo. Ir manau, kad tas vlogas buvo smagus ir dėl to tie vlogai dabar tokio ilgio, 12 minučių arba 14 minučių, nes tiesiog jose per daug medžiagos yra, tiesiog aš kartais dar žiūriu, ką atrinkti, bet tiesiog būna per daug. Bet kaip ir, jo. Tiek aš norėjau apie savo kanalą jums pašnekėti šiandien. Tikiuosi, kad jums patiko toks video. Sorry, jeigu nepatiko, jeigu įpratę prie daily contentą, bet tiesiog aš šitą jau planai atidėlioju, seniai atidėlioju ir tiesiog nusprendžiau, kad fuck it reikia padaryti. Tai tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Jeigu patiko, paspauskit like, palikit kritikos, palikit savo nuomonės, viską palikit komentaruose. Ačiū visiems, kad žiūrėjote tada ir iki.